Esu santechnikas Valerijus Sokolov. Šiandien esam mes vienam iš rūsių pastato. Šiandien pažiūrėsim, kaip yra perpakavimas sriegio jungtis. Dažniausiai čia būna, kada išdyla linai arba atsiranda kažkokie tai kiti gedimai. Pavyzdžiui, ar kranas prateka, ar surūdyja vamzdžio sriegis. Turim tokį pavyzdį. Mes demontavom buvusi ilgiasriegį, kuris pas mus prakiuro. Jį reikia pakeisti ir iš šito darbų jūs suprasit, kaip galima perpakuoti sriegio jungtį. Imam ilgiasriegį visam komplekte, tai yra pats ilgiasriegis, mova, kontroveržlė. Taip, sriegį vyniojam linais. Vyniot reikia linus tvarkingai, pagal tam tikrus nustatytus sąlygos. Iš pradžių mes vyniojam palei sriegį į priekį sriegio, paskui linus grįžtam atgal, nedavyniojant 1–2 mm. Tepam unipaku. Ilgiasriegis yra standartinis 10–10,5 mm ilgio. Vyniojam antrą galą vamzdžio su linais. Nesisukam į virvutę. Lišnus linus galima taip, tepam su unipaku. Unipaku reikia negailėti, apeiti palei visą diametrą. Taip, matot, kad tarpas tarp vamzdžių, jisai leidžia mums įkišti tą ilgiasriegį. Įsukam į ventilio pusę vieną dalį. Naudojam 2 raktus 1 numerio. Prilaikom ventilį. Darbus reikia atlikti neskubėdami. Taip. Suvedam antrą galą vamzdžio su mova, sukant. Užsukam antrą galą. Ruošiam. Darom sandarumą tarp kontroveržlės ir movos. Šį kartą linus suverčiam į vadinamą virvutę, kurią užtepam unipaku.
Ir linus sukam į kitą pusę, nepaleis srėgį, atvirkščiai. Reikia prispausti. Galas linų užleis po kontroveržlę. Nemaišytų dar kartą patepti unipaku iš viršaus. Ir vėl su raktais prilaikydami kontraveržlę davedam iki molos galo. Nu ir ką, patikrinimui paleidžiam vandenį. Vamzdžiai suvesti, sandarumas užtikrintas, suvesta pas mus srėgis, kaip jam priklauso.